Labą, dar kartą. Tęsinys, noriu pakalbėti apie visokius kiniškus, gal vokiškus žemesnės klasės peilius, arba net ir japonų, bet žemesnės klasės peilius. Jau tie, kurie yra pramoniniai peiliai, kurių yra parduotuvėse, arba, sakykime, būna, aš pats turiu ir tų kiniškų peilių, kurie, nenuvertinkim, kurie yra kainos lygmenį labai geri peiliai kiti. Kodėl aš taip sakau? Žmonės kiniškus peilius parduoda ir jiem ten padaro marketingą ir išleidžia parduotuvės žmonės, ir kuo pigesnis užpirkimas, kuo kažkiek reklamas, vardas žinomas ir leidžia ten, sakykim, kaip fiskarai. Kas ten yra? 52, 3 Hz pagrindai, ten bulvių košė yra, ten jau nebe peilis, ten kažkam patinka, kas nėra geresnio peilio matęs čiupinėjęs rankose. Tai, žodžiu, aš per tiek metų jau esu atrinkęs ir tos kinietiškus peilius, kurie yra gana geri, gana neblogi tam tikram kainų segmente. Kiti žmonės norite gražų peilį, prie interjerų kažkur man nesiderins toksai, autentiškas, su patina, gražus, kaip man gražus, bet kitur sako, nesiderins prie interjero. Toksai superinis, gražus, tvarkoj, viskas. Tai vėl, jis yra ne Damasko plienas, bet įsivaizduokim, jis yra 440 C kaltas plienas, o tie raštai tai yra ne tik dėl grožio, bet šitie padaryti raštai papildomai kažkiek atstumia maisto produktus, nelimpa oro tarpai, nors jie ir mikro, bet tai vis dėlto padeda maisto produktam nelipti prie peilio. Ką norėjau pasakyti, aš peilius ne tik pats išbandau, tai vis dėlto gaunu iš jūsų informaciją, kaip peiliai dirba, kaip laiko, kokio patogumo. Jūs nuperkat vieną, kitą, matote geri, ateina dar perkat, mes šnekame su jumis, ne su vienu jau. Ir būna ir paklausiu, kad kaip peilis laiko, kaip stebiu, kas kiek laiko nešate galąsti man. Patys įvertinat. Ir aišku, aš pats dažnai visą laiką keičiu namie peilius ir bandau kažkaip tai įsivertinti plienus. Todėl renkuosi patikimiausius peilius, geriausius ir žinau jų paskirtis. Sakėm, šitas, kaip pavyzdys, jis yra nuo viršaus išplonėjantis, iki pat apačios, tai labai geras nuolydis, jis pjaus net ir ne visai aštrus, vis tiek jis pjauna iš savo nuolydžio. Nuolydis labai svarbu, ne tik aštrumas. Tai pagal andus profesionaliai jis pjaus per kiek laiko ir jis bus nerūdinis. Aišku, jis nepakeis gero japono, bet jis smagus peilis. Čia yra įvairių dydžių, dabar tik rodo mažą. Tas pats šitie peiliai, tas pats 440 C kaltas plienas, jis yra toks gražus, tinka prie interjero daug kur, gal ne tiek patogus kaip japonas, bet gana patogus pagal kainą. Ir taip pat jo kietumas yra viskas super. Jis yra storesnis, jis yra grubesniam darbui, nuolydis eina nuo žemiau nei nuo vidurio. Ir plus jau jam reikėtų profesionalaus galanimo, tikslių kampų suvedimo, nes pats peilis yra gana storas. Jis gal tinka labiau tokiam grubesniam darbui, kas mėgsta, bet jau, kaip ir būtinai reikėtų pergalasti, jeigu šnekam apie profesionalų pjaustymą. Tai toks reikaliukas. Aišku, yra tokių peilių, kur labai gerai išmėsinėjimų, išpjaustymų, padarai profesionalų galandimą, kas tai yra kaip ir būtina peiliam, jie tada dirba pasakiškai. Yra tokių peilių, kuriuos, sakyčiau, galima naudoti prie kazanų, prie kepsninių, jie tokie, kad ir virtuvėje, kad sumest, bet tokiem visiems peiliam reikia perdaryti ašmenį. Tai yra, naujiem peiliam niekada nebūna tikslus ašmuo, niekada. Tai žodžiu, jeigu jūs norite taip peilį turėti, kad kaip peilį, tai jūs galite naudoti ir nepergalastą, bet jeigu jūs norite dirbti, jausti malonumą ir žymiai ilgiau, kad ašmuo išlaikytų, kad žymiai geriau tiksliau pjautų, tada reikia profesionalaus galandimo,
su kampais, su mikroraštais, taip toliau. Žodžiu, nesakau, kad pirkti būtent brangiausius variantus, va tokius gražuolius ir naudotis visam laikui, bet galite ir įsigyti, kad ir tokius mėsinėjimo, kad ir tokius va pigesnius. Jie neblogi peiliukai, visai faini, yra plienas, tas vidutinis vis tiek kažkiek parinktas, nėra bele koks, vis tiek čia 59, HRC 60, kur Fiskaras lygint 52, sakykim, nuo 63 jau pradėt stiklą pjaunant, jau kabinti kažkiek, 65, 7, yra tokių ekskluzyvų, kurie pjausta be vargo pjauni, traška, braška stiklas, pavyzdžiui, kaip va, šitas peilis. Jos, jeigu stiklą pjausta, įsivaizduoka, kiek jis laikys virtuvėje, tai čia kosmos. Aišku, po galanimų tai yra kaip tik negalim kitų dalykų, kaulų, dar ko, nes gali jį išlaužyti. Vis dėlto, mikrotrūkimai, ašmenyse, dar kas greičiau galąsti reikės. Tai va, vėliau pagalbėsim apie dovanas. Tai žodžiu, sekant video. Iki.